O dabar apie ypatingą bibliotekininko profesiją provincijoje ir vis retesnį žmogišką ryšį dideliame mieste. Kaime tai dava vienas kaimynas, kitas pakalbina, tai va pasaka, va girdėjau per radiją tą, tu išgirdai kažką, va kalbėję, filmavo ten. O mieste visi kažkur skuba, bėga, lėkia, atrodo nemato nei debesėlių, nei medžių. Nu, toks jausmas susidaro, skubina visi. Esame Vadokliuose, viename iš nedidelių Panevėžio rajono miestelių, kurį ko gero galima vadinti labiausiai apsiskaičiusiu. Vadoklių bibliotekininkė vos spėja suktis. Kadaise svajojusi tapti režisiere, dabar gyvenimo spektakliai vyksta be repeticijų. Bibliotekoje lankytojų netrūksta. Atneša knygą, sako, aš skaičiau, va šitą, tai tu man, sako, duok pagal tą knygą. Ir reiškia, turi žinot, ką maždaug toje knygai įrašai ir tada siūlai. Ir dabar mes nuskapnuojam knygą, tada mes pridedam kitą knygą va čia va ir dar kartą nuskanuojam. Išduoti ir reiškia žmogui išduotas knygas. Vešim skaitytojai. Šis skaitytoja negali ateiti į biblioteką ir jį bus vežama į namus tos knygas. Va. Jin tiek metų dirbdama bibliotekoje, jin kiekvieną kertelę žino 10 kartų geriau negu bet kuris atėjęs, žino, kur kiekviena knyga padėta, kiekvieno skonį jau žino skaitytojo, kad ir naujas skaitytojas. Aš negaliu panašiai vaikštis, koja visa atimta būnu, man Joana eidam iš darbą, nes jin važiuoja pro mani pro šalį ir man atveža. Aš pasiskambinu, jin man atveža knygas ir paima ypač žiemą. Joana ne tik geroji knygų patarėja knygų klausimais, bet ir moko bendruomenės senjorus skaitmeninio raštingumo. Regis ir pati Joana kaip kompiuterio kietasis diskas su visa reikiama informacija. Per duris Joana būk gera, pažiūrėk, kiek tam kaimui metų iš tikrųjų. Nu tai nebereikia nieko ieškoti. Joana visada. Arba kažko, nu irgi dabar tos informacinės technologijos. Kartais ir mes pasiklystam, kartais jinai prieki mokymus organizuoja. Joana, kaip čia įkelti iš skaidrės tą nuotrauką? Visada iki galo padarys, paaiškins, pasakys. Joana lankytojų sulaukia ne tik darbe, bet ir namuose. Vienkiemyje gyveno Joanos tėvai, vienkiemyje gyvena ir Joano šeima. Kaip vaikai sako, tyla, ramybė, nėra jokio triukšmo. Į kiemą ateina kiškiai, stirnas, elniai, ateina ir briedys. Na tik tai riaumojimas, kaip vyras sako, nelabai patinka, ypač kai sutemsta. Tada jau biškiai bėgia į gryčią, nes nežinai, tamsu matai, kad tokie gražūs ragai ateina. Tik tai dabar, kai pradėjo iškirsti miškus, labai bijau vilkų. Neseniai 60-metį atšventusi Joana nepavargsta. Čia dirba daugiau nei 40 metų. Yra laimėjusi ir metų bibliotekininkės titulą. Bet ir pati galima sakyti Vadoklių geroji dvasia. Labas. Ką norėjot? Labai noriu, kad padėtų, man labai reikia elektroninės knygos. Ir aš nebeprisimenu, kaip prisijungti skaitytojo. Palaukit, kur čia pas jūs internetas? Ai, va čia va jūsų, va šitas va, naudotojo vardas, jūsų šitas yra. Atsiprašau. Palaukit, seniau neštoj atbėgsi telefonas. Įdėmiai klausau. Prašau, pas man skaitytoja atėjo. Ateik, šiek. Gerai, supratau, dėkui. Prašau. Nebijok, tu teikš. Gerai, eikit pasirinkti. Naktim, kai nesimiega, knygą paimu, o ne televizorių žiūri, kaip kiti. Aš ir vaikystėje mėgau skaityti. Dar vienas Joanos pomėgis užfiksuoti bendruomenės susitikimų ir vakarų akimirkas, kuriuos pati paprastai ir organizuoja. 2017 metai. Geras. Tiksliai. Šiais propagandos laikais Joana moko vietinę bendruomenę, jog ne viskas yra tikrovė, kas rašoma internete. Joana pasitelkia ir dirbtinį intelektą. Reikia, sako, pasisveikinti. Labas rytas. Įdėmiai klausau. Būsim, Stasyt. Atvešiu aš tau knygutės, taip. Lauk. Ar gali man rasti
Apie vadoklius. Va, trumpa istorija dabar. O kaip atrodė vadokliai prieš 34 metus, sausio 13-ąją? Televizorius ėjo, sako, Delfoną. Žinias pasakys viskas ir pradėjo rodyti tuos tankus, viską iššaudymą. Svarstėm, kas bus ateityje. Nenoriu prisiminti, nes buvo vaikas mažas ir nežinojom, kas bus. Nes iš vadoklių rinka žmonės važiavo sausio 13, o kai mano vaikas yra mažas, mama turi būti su vaiku, aš likau su vaiku ir žmonės išvažiavo su autobusu į Vilnių. Negera, seni žmonės tuoj prisimena karą. Mano senelis buvo kari, tai kaip pasako, jis buvo Vokietijai paimtas nelaisvėje, tai nekas buvo. Nejauku dabar, bet dabar kažkaip kitaip biški. Gal laimės Ukraina, gal nebepuls. Žmonės tikim, kad bus gerai viskas. Vadoklių miestelio skiriamasis ženklas Vytis, paminklas Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimui. Jos skulptorius Gediminas Karalius, buvęs Vilniaus dailės akademijos prorektorius, sugrįžo į tėvų gimtinę. Dar apie nepriklausomybės kovas. Kokie jausmai sukyla sausio 13-osios išvakarėse? Daugiapūsis įvairius jausmas. Ir tokios ir nevilties, ir pykčio, ir įdomumo, ir to ir ano. Visoks jausmai buvo. Kai girdi patranko šaudo, kaip sakant, tankų, tai nėra toks geras jausmas. Laisvę iškovojom tokią, kokią norėjom? Kokią galėjom, ne kaip norėjom, tai čia norai. Nes norais viskas, norai kinta žmonių laike. Nuo prisiminimų prie kasdienio darbų žmonės laukia. Tik šį kartą svarbu tinkamai apsirengti. Žiemų, kai slidu, tai užsidėdi tuos apkaustus ant batų, kad nes per ledą reikia eiti. O jeigu šlapia, kur skaitytojų turiu, apsiaunu guminės pėstutė, nes nei su dviračiu, nei su mašinu nenuvažiuosi. Mūsų laukia Stasė Trulienė, dar viena vadoklių šviesuolė, kuri ne tik skaito, bet ir pati rašo. Čia užsakytas knygutės. Metas ant žirgų. Šis transportas, pasak Joanos, nesibaido nei sniego, nei audros. Labas, Stasy. Labas, Ivana. Rašytojas Šarūnė Šaras knygas. Aha, labai ačiū. Gerai. Va. Ir va čia Buivydaitės pati naujausia, kur buvo paimta, negalėjau atnešti. O nenorit arbatytės susikaisimą, ką? Gerai, prieš vėją važiavau. Mes va čia visus man saufos rūbus, aš vatoju užkaisisėskį, aš toje vandeniuką įpilsime. Kaime gyvenam taip. Vargstam. Reikia iš kibiriuką semti ir iš šulnę semti. Pripratę, gyvenam, va kiek amžių sulaukiam. Žiema ir ilgi vakarai knygų skaitimo metas. Joana iš vadoklių vos spėja suktis. Kam knygą, o kam tik gerą žodį. Visą laik vienas žmogus. Tai va, lankau tokius skaitytojus. Yra likusių, turiu skaitytojų lankau, kurie neturi šeimos, net vyrą neturėjo, va taip va. Bet kai paskambina išgirsti, man reikia va tokių knygų. Ir atveš daugiau. Joana per savaitę aplanko maždaug 6-7 vadokliškius. Tikra šiuolaikinė knygnešė. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.